Laidos generalinis rėmėjas Maisto papildai Adiada. Kartais norime būti šiek tiek kitokie, tačiau gyvenimas bėga ir tai lieka svajonėse. Teatre jos išsipildo. Čia gali būti net ir princese. Tokia režisierės teatrologės Astos Simonaitės mintimi noriu pradėti šį mūsų moteris 45+ pokalbį apie teatro magiją, teatro kasdienybę ir apie aktorių, be kurio teatras yra neįmanomas. Mano šios laidos pašnekovė Lina Bocytė Garbačiauskienė, Valstybinių Šiaulių dramos teatro aktorė, teatre dirbanti po akademijos baigimo. Labą dieną, Lina. Sveika, Audra. Tai kaip jums mūsų studijoje? Ar panašu į teatro tą magiją, tada, kada yra daug žiūrovų, ar tai yra skirtingi dalykai? Visų pirma, labai šilta, ačiū, labai gera. Tai rankos nešala ir nemėlynuoja, svarbiausia. Žinoma, kad tai yra visiškai kitas dalykas. Teatre mes vaidinam įprastą ir tai yra kasdienis mūsų darbas. Studijai būnu ne kasdien. Tai normalu, kad jeigu jaudulys ar panašiai, bet manau, kad pasikalbėsime puikiai. Tikrai tuo net nebejoju, Lina. Tai gal pradėkime ir tą pokalbį. Labai įdomu būtų sužinoti, ar Šiaulių valstybinis dramos teatras yra vienintelis, kuriame jūs vaidinote. Kokia ta istorija yra? Taip. Valstybinis Šiaulių dramos teatras yra pirmoji ir vienintelė mano darbovietė. Po baigimo akademijos, tuometinės konservatorijos, aš gavau paskyrimą, atvykau į Šiaulius ir čia dirbu jau 44 sezoną. Wow. Bet tai Šiauliai buvo miestas, su kurio jūs turėjot kažkokių sąlyčio taškų, ar tai buvo miestas tiesiog, kurį žinojo tik tai pavadinimą? Istorija labai ilga. Mes buvom, kada baigėm, amžinatilsi profesorė Vaišytė, mano specialybės dėstytoja. Mes buvom pirmas kursas, kada buvom, taip vadinamai, perkami. Suvažiavo režisieriai teatrų vadovai ir rinkosi per baigiamuosius mūsų egzaminus, spektaklius. Ir šviesios atminties Banionis pakvietė keletą vaikinų iš kurso ir trejetą merginų į Panevėžį. Aš tikrai turėjau vykti į Panevėžį. Bet atsitiko kažkas tokio, ko aš iki šiol nežinau, kad buvo reikalingi Panevėžio dramos teatrui tik vaikinai ir mes, moteris, likom ant ledo. Tada beldėmės į Šiaulių dramos teatro duris. Saulius Varnas pasakė, kad tikrai taip mielai priims ir mes su mano kolegė Nijolė Narmontaitė atvykom čia dviese dirbti. Nijolė dabar jau turi kitus užsiėmimus, o aš likau, dirbu. Kaip jūs vertinat savo profesiją? Ir būtent tą pasirinkimo momentą, ar tai buvo mados dalykas, ar tai buvo pašaukimas, ar tiesiog atsitiktinumas, tada, kada jūs apsisprendėt, kad jūs norite būti aktorė? Mada sunku būtų pavadinti, šiaip aš norėjau būti balerina visą gyvenimą, tai yra mažutė būdama. Kažkas panašaus turbūt ir įvyko. Balerina netapau, bet ilgus metus sportavau. Nesu iš tų aktorių, kurie paprastai sako, kad ėjau pro konservatoriją, pamačiau skelbimą, užsukau ir aš jau čia. Ne, taip nebuvo. Man kažkaip viskas labai natūraliai susiklostė. Aš darželį skaičiau eiles, vedžiau renginukus, dalyvavau, kas užmirždavo tekstus arba šokti. Aš visada išeidavau, už juos padarydavau. Toliau mokykla, renginiai, vėl spektaklių kūrimai. Net kieme mes turėjom savo teatriuką. Taip viskas, mes tiesiog žaidėm tą teatrą visiškai natūraliai, nes tokie mūsų buvo žaidimai. O paskui aš labai greitai supratau, kad aš iš tikrųjų labai noriu būti scenoje, labai noriu dirbti teatre. Ir tada pradėjau rimtai ruoštis, pradėjau skaityti tokią literatūrą, kokios reikia, pradėjau domėtis,
kaip yra įstojama, tuo metu būdavo konsultacijos akademijoje, konservatorijai tuometiniai ir aš važinėjau į konsultacijas, dėstytojai mus matė, mes matėm aplinką, suvokėm, sužinojom, kas tie etiudai, kaip reikia daryti, kokie reikalavimai ir į stojamuosius jau atvykom, aš bent atvykau pasiruošus. 3 turai, tai yra kitaip sakant 3 egzaminai, atrankos 3 ir dar keletas egzaminų ir man pavyko. O ar pamenat, koks buvo stojančiųjų kiekis? Būdavo ten į vieną vietą 4, ar nepamenat netgi tokių dalykų? Nes ko gero konkursas tai didelis buvo. Aš negaliu to užmiršti. Aš niekada gyvenime šito neužmirštu. Į mūsų vietą mes įstojom 5 merginos, 8 vyrai. Į vieną vietą, merginos vietą, buvo 100 mergaičių. Taip, dabar irgi labai dideli konkursai, gal kiek mažesni, bet tada buvo beprotiški konkursai. Tikrai, iš tikrųjų, labai. Ir žinot, kada aš pavargstu, kada aš jau noriu viską, būna taip gyvenime, akimirkos, jau aš neištversiu, viską mesiu, išeisiu. Aš pagalvoju, kiek mergaičių yra už mano nugaros. Kiek jų liko, jos galbūt taip pat talentingos, taip pat įdomios, taip pat visa kita, bet jom tiesiog nepasisekė. Tai aš neturiu teisės šiandien pasakyti, kad man sunku arba aš negaliu. Bent aš tokią savo taisyklę turiu. Tai čia labai yra įdomus tas aspektas, kad tokioj sunkioje, ar ne, visom nutinka moterim situacijose, gebi išvelgti tą prasme, kodėl tu čia esi ir pastiprinti save, kad tu esi ir laiminga šiame dalyke vien dėl to, kad tu jau esi, ar ne? Taip, pradžia tokia, bet pastiprini save daugybę dalykų kitokių taip pat yra žinoma. Bet tas įspūdingas, ne vienas aktorius turbūt nėra užmiršęs stojamųjų egzaminų. Niekada. Nes tai yra vienas iš tokių pačių stipriausių gyvenimiškų patirčių. O Lina, dabar aš tiesiog irgi nepasidomėjau to klausimu, bet jūsų laikais, kai jūs stojote ir dabar gal yra, ta prasme, didesnis priimamų studentų kiekis šiandieną ar panašiai vis tik tai? Ne, tiesiog atsirado daugiau vietų. Tada, kada aš stojau, buvo vienintelė vieta, tai yra Lietuvos valstybinė konservatorija ir Vilniuje ir daugiau jokių vietų studijuoti aktorystę nebuvo. Ne, jau vėliau atsirado Klaipėda, toliau dar ir Kaunas, dar kažkas Vilniui, kitos vietos, universitetas kažką ten ruošia, kažkaip, žodžiu, daugiau atsirado. Bet teatrų Lietuvoje, taip, jų padaugėjo šiai dienai, bet jų nėra tiek daug, kad gali, sakykime, priimti tiek, kiek norėtų stoti. Negali, nes trupės yra nedidelės teatruose ir tiesiog tu neturėsi darbo vietos, paprasčiausia. Todėl jie labai galvoja apie tai, kiek žmonių. Pradžioj, kada baigdavom, tai būdavo netgi teatrai kuriami, ar ne, iš karto toks ir taip. O po to jau nebebuvo tokios galimybės visoje Lietuvoje ir mes sakau, vienas iš pirmųjų kursų, kada mus jau pirko. Dar vėliau ten, sakykime, jau vėl visi kursai ėjo ir panašiai, arba jeigu specialiai ruošdavo Rusų dramos teatrui, televizijai buvo kursas, dar kažkaip tai, bet mes, aktoriai, jau mus dalinosi. O Lina, gal galėtumėt pasidalinti savo nuomonę, dabartiniai žmonės, kurie baigia aktorinį, kiek tų žmonių pasilieka aktorių specialybei ir kurie renkasi kitą kelią? Ko gero yra ir tokių, aš manau. Žinot, su šitu, kada baigiam mes, atrodo, visi norim dirbti, norim tarnauti teatre, norim vaidinti ir taip toliau, mūsų svajonė išsipildė. Bet gyvenimas yra toks, koks yra. Ir aš dabar galvoju, 18 įstojom, 15 baigiam, ne, 13 mes baigiam, 5 iškrito. Ir šiai dienai
mes ko gero 3 žmonės esam etatuose teatre. Tik 3 žmonės. Kai kurie kiti daro panašius darbus arba tiesiog kas yra susijęs su teatru. Tai didelė dalis vis tiek jinai atsiranda kažkur kitur. Yra dar toks momentas, kada tu dirbi teatre, tu iš tikrųjų pamatai, kas yra tas teatras. Jau kaip paprastai sieki savo svajonės, nori vaidinti, nori eiti, nori daryti, realizuoti, dalintis ar ne. Taip. O paskui pamatai, kad tai yra darbas, kurį reikia atlikti. Ir dažnai to darbo ne visada būna tiek, kiek norėtum. Tada neturi vaidmenų, pavargsti nuo to. Ir iš tikrųjų nemažai, tikrai žinau ir kolegų aktorių, kurie įsisavina arba dar toliau studijuoja arba tiesiog išeina į verslą, dirba visiškai kitus darbus, truputėlį panašius darbus ar panašiai, bet jau jų nėra teatre. Yra jaunimas šiandien, kuris nelabai nori prisirišti prie teatro, sakykime, jis nori visokiausių išbandyti save visur, ir filmuose, ir serialuose, ir reklamuose, performansuose, kur tik tai nori, renginių vedime ir taip toliau, ieško, kaip geriau, kaip būtų naudingiau pačiam. Ir ką, ir tada vėlgi išeina. Yra ir emigravusių nemažai, kada atsirado galimybė. Emigravo žmonės ir iš mūsų teatro taip pat. Bet yra vienas labai įdomus dalykas. Žmonės, kurie pabuvo scenoje, jie visada joje ir lieka. Tai yra, lieka jų siela, jų širdis. Ir kitą kartą, kad ir iš tolimo užsienio skambutis. Kaip aš pasiilgau, kaip buvo puiku, ar tu prisimeni. Šitie dalykai, jie niekada nedingsta. Tai Lina, čia ko gero ir yra ta teatro magija, kuri kaip įtraukė į savo glėbį, apkabino ir tada jau viskas. Čia viena iš tų retų profesijų, kada kaip pasakyti, ar tai tu esi danguje, tai yra pilotuoji lėktuvą, ar tu, sakykime, plauki, esi jūros žmogus, ar tu esi scenos žmogus, dar viena kita specialybė, kurios negali dirbti be to vadinamo, sakykime, pašaukimo. Negali. Ji tą magiją iš tikrųjų įtraukia, bet ji ir reikalauja. Tai yra viena iš tokių, sakyčiau, nėra tokių vaikiškų ir švelniai moteriškų, vadinkim, profesijų. Pasirinkimų. Na gerai, apie tą teatro magiją šiek tiek užsiminėt, ar ne, į tą glėbį, kai jinai paima, jinai nepaleidžia. O kokia yra aktoriaus kasdienybė? Ar jūs jie turite? Gal jūs net neturite jos? Gal visą laiką gyvenate, tose virš žemės? Normalūs žmonės. Mes viską turim kaip ir visi. Mes dirbam, mes turim valandas atitinkamas, repetuojam dažnai nuo 11 iki 2 ir nuo 6 iki 8, arba priklausomai kaip nori režisierius. Ir mes turime eiti į tarnybą taip kaip ir visi normalūs žmonės. Ta vidury dienos pertrauka yra tam, kad įkvėptum, pailsėtum, jeigu vakarinis spektaklis yra, nes dažnai užsitęsia spektakliai iki 9, iki 10, jeigu vakarinis spektaklis. Tai mes viską tą turim, žodžiu, mes dirbam kaip ir visi normalūs žmonės. Šiaip repetuojam kasdien, turim vieną laisvą dieną, tai yra pirmadienis yra mūsų sekmadienis, bet tada tą laisvą dieną stengiamės vesti renginius, pristatinėti knygas, stengiamės dėstyti, mokyti mokyklose. Darom visokius tokius darbus, galimybės, kad galėtumėm truputį daugiau uždirbti ir į tą dieną beveik mes dirbam, aš ilgą laiką gyvenime dirbdavau visas 7 dienas per savaitę. Tikrai. Taip jau būdavo. Dabar žymiai laisviau, bet jeigu mes nerepetuojam, mes iš tikrųjų esam laisvi. Mes suvaidinam savaitgalį tik tai spektaklius, ar ne? Ir toliau, jeigu turi renginius ar dar kažką. Bet žinot, kas yra sunkiausia? Sunkiausia yra mūsų profesijai – nedirbti, neturėti vaidmenų. Tai yra, kada ateini
prie skelbimų lentos ir ten įsakyme nėra tavo pavardės. Tas laukimas. Tai yra labai baisu. Per tą laiką tu gali degraduoti profesiniai ir kaip žmogus taip pat labai lengvai. Tu gali, nežinau, atsigulti ant sofos, užsikloti galvą ir sakyti, kad man depresija. Tas laikas yra labai blogas. Mes turim išmokti labai laikytis režimo, rutinos tam, kad jeigu rytoj manęs reikės, aš turėčiau vėl atsistoti ir tokioj pat kokybei eiti į tą darbą, kurį aš gaunu. Tai vat čia toks yra, kaip kareivėliai kartais aš sakau. 100% pasiruošęs realiai kiekvieną dieną, ar ne? Absoliučiai, absoliučiai. Ir tada tavo reikalas, ką tu veiki. Tada tu renki medžiagą, tada tu skaitai, tu žiūri, stebi kažką. Ką tik tai nori, vaikštai po mišką, jeigu tau to reikia, dar kažką, bet tu turi visada būti formoj. Taip kaip pianistas, jisai atsisėdęs prie, sakykime, fortepijono, jisai miklina pirštus, taip kaip balerūnai stovi prie lazdos ir atlieka savo taip ir mes turim visą laiką būti veiksme. Pagaliau ir kūną turi stengtis, nes daug yra fizinių darbų, tai yra daug tokio, sakykime, vaikiški spektakliai, tai daug fizinio judėjimo. Turi tu irgi taip galėti viską padaryti, kiek tai yra įmanoma, kiek jau leidžia amžius ir panašiai. Lina, aš įsivaizduoju, kad spektaklių tikrai būna įvairių sunkumų, įvairių žanrų, bet standartiškai, kiek maždaug reikia pastatyti naują spektaklį, pasiruošti tą spektaklį? Paprastai mes dirbam 2 mėnesius, taip, sakykime, daugiau, mažiau. Yra vienas buvo spektaklis, kad 9 mėnesiai mes jam ruošiamės. Bet tai paskui juokavom, kad vaiką galima pagimdyti per tą laiką, o spektaklis vis neišeina mūsų, bet jis išėjo, viskas buvo gerai. 2 mėnesiai ir tam yra skirtas laikas užstaliniam periodui. Pradžioje mes sėdim prie stalo, skaitom pjeses. Parašytą pjesę arba patys ją kuriam, dėliojamės, tvarkomės, kopiruojamės, susitvarkom tekstus, suskirčiuojam, mėginom po truputėlį įeiti į vaidmenį, ieškom charakterių ir panašiai. Toliau sekantis etapas jau yra, mes vadinam ant kojų arba tiesiog pradedam repetuoti, ieškom priklausomybių vienas nuo kito, kokie personažų ryšiai, kaip personažas gyveno iki pjesės, ką jis darys po pjesės, kodėl jis taip pasielgia panašiai. Toliau teksto mokymasis, mizanscenų ieškojimas. Va tokiu būdu yra paruošiamas spektaklis, viskam vadovauja režisierius, o mes turime ateiti, būti pasiruošę ir tokiu būdu išleidžiam spektaklį. Na gerai, o kaip vyksta atrankos į spektaklius, ar ne, aktorių, ir ar viskas sprendžia režisierius? Senesniais laikais jokių atrankų niekada nebūdavo. Aš ateinu prie lentos skelbimų ir matau įsakymą būsimam vaidinimui ir randu arba nerandu savo pavardės. Dabar atėjo nuostabus laikai ir mūsų vadovybė nepaprastai stengiasi dėl to, vykdomi vadinami castingai arba atrankos. Jeigu atvyksta režisierius, kuris nežino mūsų trupės, o kad ir žino, surenka visą trupę, visą teatro trupę pilnai ir, sakykime, prašo mūsų atlikti vienas ar kitas užduotis. Skaityti, vaidinti, atlikti etiudą, dainuoti, pasakoti, kalbėti ir panašiai. Ir visiems skirtingai čia. Gali būti. Ateina Audra ir jai duoda čia ir dabar tą užduotį. Taip. Gali būti aš viena sėdžiu, bet galbūt mes visi sėdėm, mums tiesiog padarė, o dabar jūs paskaitykit, o dabar prašau jūs paskaitykit, o dabar jūs paskaitykit, o dabar eikim ir duoda aplinkybės atitinkamas. Prašom, vaidinkite, atlikite vienokią ar kitokią užduotį. Tokie castingai vyksta. Tada yra labai puiku, nes tu žinai, kad tu gali pretenduoti vieną ar kitą vaidmenį. Net jeigu tu ir negauni to vaidmens, bet tu vis tiek jau pasibandėjai.
man malonu eiti į castingus, man patinka eiti į castingus, nes visada turi pasitemti, visada turi pagalvoti, galbūt, jeigu žinai medžiagą, pasiskaityti ir tai yra tikrai labai įdomu ir aš labai tuo džiaugiuosi. Beje, dabar yra ir respublikiniai castingai, jie retesni, bet nacionalinis, pavyzdžiui, dramos teatras vykdė tokį ne per seniausiai castingą, iš tikrųjų, tada paraiškas gali duoti iš visos Lietuvos. Aktoriai, ne? Taip. Na, o Lina, ar yra daug vaidmenų brandžiai moteriai teatre, statomuose spektakliuose? Brandžiai moteriai vaidmenų maža. Labai mažai. Kokią jūs, sakykime, beimtumėte pjesę, vis tiek pamatysit, kad ten 2/3 yra vyriški vaidmenys. Ir 1/3 yra geriausio atveju, tai yra moterim. Bet paprastai kas? Tai yra gražiai, žavi, elegantiškai, įdomi, įsimylėjusi, dar kokia nors ar ne. Nu, toliau gali būti ten, sakykime, plius minus mama, galbūt ten kažkoks charakterinis personažas, vienuolė, laisvo elgesio moteris, dar kokia nors. O vyresnės nėra niekam įdomios. Žinoma, yra tokių pjesių, kada yra skirta, sakykime, vyresnė moterim, bet jų labai mažai. Ačiū režisieriui Špilevojui, kuris padarė pats pjesę ir neseniai pas mus yra, beje, ne taip jau neseniai, pastatyta Bagadelnė. Ten veiksmas vyksta senelio namuose ir ten yra visi vyresniai aktoriai. Mes tokie buvom laimingi sužinoję, kad galbūt pateksim į šitą vaidinimą ir turėsim galimybę vaidinti. Kažkam labai pasisekė. Lina, norėčiau šiek tiek paliesti žiūrovo ir aktoriaus santykį, ar ne? Nes ko gero žiūrovai tikrai turi tam tikrų įsitikinimų. Na, negali sakyti, kad tai yra kažkokios tai dogmos, ar ne? Bet tam tikri dalykai, kur mes galvojam, kad taip jau tikrai aktorius susiduria. Tai aš keletą norėčiau jums išvardinti, o jūs pasakykite jo, ar taip ar ne, ir kodėl, gal jeigu nesutinkate, ar ne? Gerai. Kad aktoriai būtinai populiarūs ir su laiku jie būtinai suserga žvaigždžių liga. Ar tai yra tiesa? Ir tiesa, ir netiesa, ir visai būna, ir visokie aktoriai yra, ir visokios aplinkybės yra, tikrai labai visko pasitaiko. Mes privalom būti populiarūs, nuo to priklauso, ar mes gausime darbo. Kuo mes labiau populiarūs, tuo mes turime daugiau vaidmenų. Taip. Perdėtas toks savivertės suvokimas yra negeras dalykas. Jautiesi ne taip, kaip turėtų būti ir to nereikėtų. Tada atsiranda kažkokios pretenzijos, kažkokie lūkesčiai, reikalavimai ir panašiai, to neturėtų būti. Negaliu daug apie tai papasakoti, man regis aš tokios Išaugot nebuvo ir jau neturėjau tokios, man nepasisekė turėti žvaigždžių lygą. O populiariai tai, žinot, mes patys stengiamės, yra socialiniai tinklai dabar ir viskas stengiamės ir teatrą reklamuoti ir kartais ir save, tam, kad visi matytų, kad tada ir mūsų darbdaviai mato, režisieriai arba kino žmonės mato. Galbūt yra galimybė mus tada pakviesti. Ir tai yra iš tikrųjų labai gerai. Gal tiek. Gerai, dabar toksai labai įdomus klausimas apie tą aktoriaus bohemišką gyvenimą. Na, kažkodėl atrodo, kad jūs gyvenat itin, kažkaip tai taip atitrūkę nuo kasdienybės ir gal jūs iš viso buities net neturite. Žinot, kad tai bohemiškam gyvenimui, ko gero, nelabai mes laiko turim. Tos 7 dienos, kas stipriai dirba, o kad ir mažiau, pagaliau tam viskam reikia sveikatos turėti labai. Kol buvom jauni, iš tikrųjų norėjosi. Ir dabar, matau, džiaugiuosi labai jaunimu mūsų, kada mes grįžtam jau po gastrolių, sakykime, suvaidinę kur nors Lietuvos kažkokiam tai kampe, miestelėje, kokiam mieste, spektaklį atvažiuojam, jie dar nori pratęsimo, jie dar nori pabūti, jie dar nori pasidžiaugti. Taip, jie jauni, jie faini, jie gali truputį mažiau pamiegoti ir panašiai ir panašiai.
Tai labai to džiaugiuosi ir tikrai, ir dažnai kaip pasakyti, ir prie tos pačios vyno taurės gimsta ir tokie įdomus projektai, ir idėjos naujos yra taip labiau atsipalaidavę, vieni kitus labiau pažįsta, iš tikrųjų labai. Tas toksai dalykas yra. O kad buities mes neturim, tai yra tikrai netiesa, nes mūsų buitis lygiai tokia pati kaip ir visų, mes gimstam, augam, brestam, gimdom vaikus, mirštam. Ir valgyti darot, ir valgyti, ir skalbiam, ir gėlės sodinat, jeigu reikia, ar ne? Būtinai, ir žvejojam, ir kažkas medžioja, ir viskas tas yra, ir mes tarnų kažkaip negirdėjau, kad kas iš mūsų turėtų. Viską mokat patys, ar ne? Čia... Tenka mokėti. Kad aktorius, dar vienas tas mitas, kad aktorius gyvena labai kūrybišką, labai įdomų gyvenimą. Tiesa, tai yra tiesa. Iš tikrųjų, mūsų darbas nepaprastai kūrybiškas. Kiekvieną kartą pradedant naują darbą arba paėmus į rankas naują pjesę, mes pradedam nuo ABC. Ir nežinom, kaip pradėti, nežinom ką, nejauku, taip, ir toliau viskas po truputėlį, bet tai reikalauja kūrybos, ieškojimo, galvojimo, mąstymo, informacijos surinkimo ir panašiai. Buvo mano gyvenime toks etapas, aš pagalvojau, aš sakydavau, ne, aš negaliu dirbti kokio nors monotoniško darbo. Paskui aš pagalvojau, o kaip žmonės prie konvejerio visą dieną 2 pamainas. Ir aš padariau tokį eksperimentą. Aš iš tikrųjų sėdau prie siuvamos mašinos. Ir aš atvariau tas 2 pamainas. Siuvot kažką? Taip, aš siuvau. Aš mokėjau ir aš siuvau 2 normalias pamainas. Ir kaip sekėsi jums? Man sekėsi puikiai, aš įveikiau, bet aš žinau, kad aš to nenorėčiau daugiau daryti. Įsitikinot. Aš noriu dirbti kūrybinį darbą. Man įdomu, todėl aš labai gerbiu tos žmonės, kurie dirba tokį sunkų, dažnai monotonišką darbą. Na dar vienas, čia ko gero gal net ir ne mitas, bet labai noriu, kad jūs pasidalintumėt savo patirtimi, kad labai sunku išmokti tekstus, žodžius, nes kartais spektakliai, tikrai reikalauja labai daug išmokti. Tikrai taip, pagrindiniam vaidmenim teksto yra labai daug. Ir žmonės mokosi jau ne scenoje, mokosi namie. Jeigu turi nedidelį vaidmenį, visiems tik atrodo, kad to daug teksto, bet jo nėra. Bet sunkiausia, Audra, ne tekstą išmokti, ruošiant spektaklį. Tu išmoksi ir savo tekstą, ir dar kitų išmoksi tekstą, nes turi atsakinėti ir žinoti, apie ką yra, žodžiu, taip, kas vyksta. Reikia dar ir žinoti, kodėl tu tą sakai, ir kažkokią žinią siųsti, ir kalbėti, ir kaip tą padaryti, ir kodėl paaiškinti, o kada neigiami vaidmenys, kada reikia žudyti, kada reikia nusižudyti, kada reikia pagaliau mylėti, ir tu turi suvokti, kodėl tai darai, surasti išjausti šitos. Taip, be abejo. Laidos generalinis rėmėjas – Maisto papildai Adiada. Laidos rėmėjas – viešbutis, verslo ir laisvalaikio paslaugų kompleksas Sun City Hotel. O kiek yra improvizacijos šituose, monologuose suprantu, bet vis tiek, ar yra improvizacijos? Ar jau jūs stengiatės pažodžiai? Ne, pjesėse praktiškai nėra improvizacijos. Yra tokių spektaklių, pavyzdžiui, Patina, ar ne? Dabar vaidinam Švetkauskaitės režisierės pastatytą, Rimkaitės dramaturgiją. Mes nekeičiam net kablelio.
nekalbant apie sakykime, mizanscenas, pasisukimus. Jeigu jūs ateisite į kitą spektaklius, pamatysit lygiai tą patį. Bet improvizacija yra vidinė, mes to mokomės. Tu kiekvieną kartą atėjęs negali daryti to paties, arba tu žinai, kad tai prasideda iš naujo, kaip pirmą kartą. Taip, yra spektaklių, kur yra galimos improvizacijos. Kada yra duodamas tau laikas ir tu gali šiek tiek kažką keisti ir režisierius tau duoda leidimą arba duoda valią, prašau, tavim pasitiki, bet improvizuoti visada yra daug sunkiau negu išmokti ir tada žinoti kažkokius dalykus. Tai paprastai mes neimprovizuojam, mes labai tvirtai laikomės pjesės teksto ir nustatytų mizanscenų. Aišku. Nes jeigu aš paimprovizuosiu, o partneris turi kristi, sakykime, aš jį turiu sulaikyti, o aš improvizuoju, jisai turi būti tikras, kad aš jį sugausiu. Yra ir tokie dalykai, bet ir tekstiniai, ir visokiausi tokie, negali kitą kartą per daug ten leisti savo, nes partneriui reikės kažką atsakyti į tavo improvizaciją. Taip, įsivaizduoju, tikrai taip, visur yra padariniai gali būti, ar ne, čia taip galima pasakyti. Na gerai, o dabar dar tas toksai, žinot, teatro žmonių profesinis bendravimas, tai daugiau bendradarbiavimas ar daugiau konkurencija? Kaip jūs tą matot? Mes bendradarbiaujam, be abejonės, mes šeima, o paimta grupė, jinai yra tiesiog kaip mažutis burbuliukas, labai tvirtas ir tiesiog tos pjesės, va toks darinukas, kada mes jau tikrai, mes darom šitą dalyką, mes vienas kitam kišam petį, mes padedam, kada atsitinka kažkas scenoje netikėto, o taip atsitinka, mes turim padėti kolegai, jeigu galim, nedaug dievė užmirštam tekstą, galim užvesti ant kelio ir panašiai, visokius dalykus mes vienas kitam padedam, mes iš tikrųjų bendraujame, mes iš ties esam kaip šeima, bet mes ir esam konkurentai. Nėra tiek vaidmenų, kiek norėčiau, todėl mes vieno panašaus amžiaus moteris arba panašiai, sakykime, jeigu esam charakterinio tipo, galim vaidinti vaidmenis, tai mes esam tiesiog konkurentės ir mes turim dorai konkuruoti. Kada tai pavyksta, nuostabu, kada nepavyksta, dėja atsitinka ir taip. Ir tokių dalykų. Kartais mes gaunam vieną vaidmenį, du žmonės, tai yra mes dubliuojamės tam pačiam spektaklį. Ta dubliavimosi vėl tokia kultūra, jinai irgi labai svarbi, nes tu turi sutarti su partneriu, tu turi dalintis, mes turim per tą patį laiką padirbėti ir vienas, ir kitas, tai yra nepaprastai svarbu ir vėlgi ta graži konkurencija arba pagalba, juk mes norim padaryti gerą spektaklį rezultate. Tikslas tai yra toks, tai mes labai stengiamės tai daryti, bet kaip jau sakiau, gyvenimas yra gyvenimas, atsitinka kartais visokių keistų dalykų. Na gerai, o ar stebi kolegos vieni kitų spektaklius, ar linkę kritikuoti, dalintis patarimais, kaip tas toks užkulisinis ar ne, tas paslaptingas tas gyvenimas jūsų tarpe? Mes stebim kolegų spektaklius, ypatingai atvažiuojančių, jeigu galim. Jeigu nesikeičiam scenom, mes stengiamės būtinai pamatyti visus spektaklius atvažiuojančius. Bent jau aš labai to noriu, nes tai didelė yra prasmė ir aš mokausi, aš renku patirtį, man tai yra įdomu. Dabar ar kritika ir patarimai? Kritikuoti vieni kitų mes negalim. Yra etiketas. Yra taip etika, yra teatro etika. Mes esam bent jau mes, sakykime, mano kursas ir Vaišytės mokiniai yra išmokyti nekritikuoti jokių būdų, nedaryti jokių pastabų, nesakyti nieko ypatingai prieš spektaklį žmogui, kad tavo netinkamas grimas, kad tu kažką netaip padarai, netaip susiškovai, tavo vaidmuo kažkoks, o tu galėtum geriau, to daryti griežtai draudžiama, nebent tą daro tik režisierius, turi teisę daryti, bet mes kartais, kada norim tiesiog, sakykime, pabendrauti ar norim pažiūrėti save lyg ir iš šalies, kitų akimis klausiam, kaip tau atrodo, kaip tu manai, ir čia tas tinkamas dalykas. Jeigu žmogus kolega manęs klausia, aš mielai pasakau, aš pasidalinu ir jam pagelbėju geranoriškai.
Tai žodžiu, tas vis tiek toksai etiketas, jisai egzistuoja ir tai yra ko gero taip svarbu, kad jeigu žmogus klausia, tu ir atsakai. Ko gero ir gyvenime gal taip reikėtų, ar ne? Be abejo. Kuo mažiau dalintis patarimais ir kritika, jeigu žmogus neklausia, tai geriau ir pasilikti su savo nuomonė. Nes patarti galima ir negeranoriškai. Negeranoriškai. Konkuruojant tada tavo patarimas, žmogus atvira širdim tavęs klausia, o tu pasakai, ne taip daryti nederėtų. O šiaip etika iš tikrųjų yra labai pakankamai griežta ir mes esame išmokyti daug etikos dalykų, kitą kartą dabar stebėmės, jeigu kažkas to nežino. Tai taip ir prietarų ir įvairiausių tokių dalykėlių, ko negalima daryti, ką reikia daryti, nes vis dėlto sėkmės momentas jis egzistuoja. Prieš spektaklius ir panašiai, kada tu susikaupi ir vaidini. Tai kiek, Lina, spektaklių esate sukūrus, vaidmenų tiksliau norėjau pasakyti, kiek vaidmenų esate sukūrus? Jeigu teisingai suskaičiavau šiai dienai, tai esu 77 vaidmenis sukūrusi. Daug. Per 44 sezonus. Daug, bet ir turėjau nemažas prastovas. Buvo ir tokių metų, kada būdavo, sakykime, neturiu ne vieno naujo vaidmens, o tik tai vaidinu senus spektaklius. Buvo taip. Jeigu tų prastovų nebūtų buvę, tai būtų, žinoma, dar daugiau. Dar derlingiau, ar ne? Be abejonės, kad. O kokie įsimintiniausi jūsų vaidmenys? O čia labai yra toks, kaip pasakyti, klausimas, kuris, jiegi kaip visada aktoriai sako, kaip vaikai. Nu taip, tai yra mano kūrinys, tai mano siela, tai mano nemiegotos naktis, tai mano ašaros, tai mano džiaugsmas, tai mano laimė. Ir jie visi ką nors turi, vienas tokį momentą, kitas tokį, vienam aš augau, kaip profesiniai augau, kitur aš kankinausi neradau, kitur kažką aš atradau. Ir man jie tikrai labai visi jie man brangus, visi man svarbus. Na jeigu, aišku, paskutiniai mano darbai man nepaprastai yra svarbus ir Babetė, Bidermanas ir padėgėjai, Gildas Aleksa režisierius, Švetkauskaitė, Patina, labai tokie, šiandien tuos darbus aš darau ir labai kviečiu žiūrovą pasižiūrėti, jeigu dar nematė. Tai jie man yra svarbus, man labai svarbu, kad manim pasitikėjo, kad po kažkurios tai tokios, sakykime, vėlgi nemažos prastovos aš gavau darbo, esu nepaprastai laiminga ir jie man svarbus. O buvo jų tiesiog labai 400 kartų suvaidinta princesė, spektaklyje skiriama princesiai. Žemuogių pievelė, Lošys išeina iš mano salos. Eilin ir kokių tik vaidmenų nebuvo ir aš vaidinau visuose vaikiškose vaidinimuose. Kiekvieną sekmadienį aš dirbdavau vaikiškam spektaklį, dabar jau jų, žinoma, žymiai mažiau. Tai jie visi labai brangus, labai man artimi, labai gražus, aš vartau nuotraukas kitą kartą. Su nostalgija ir su dideliu. Tai yra mano gyvenimas, tai yra mano kūryba. O dabar man dar kaip tik apie žiūrovą tokia mintis, vaikas ir suaugęs, ko gero yra visiškai skirtinga ta vibracija iš salės ateinant į sceną. Tikrai taip, tai yra absoliučiai skirtingas žiūrovas. Jeigu suaugusį gali apgauti, sumeluoti, vaikui to nesumeluosi. Vaikui to nesumeluosi. Ir jis tuoj pat pirštuku pasakys, mama, jis ne taip daro, arba, jis visai ne tas, arba kažkas vyksta ne taip. Tai taip iš tikrųjų yra. Tai vaikas yra daug reiklesnis žiūrovas ir jeigu spektaklis pavyksta, tai būna labai šaunu, be galo. Lina, turiu tokį, man asmeniškai irgi labai įdomus toksai klausimas. Ir kas jums yra maloniau vaidinti? Teigiamą ar neigiamą herojų? Visada maloniau vaidinti neigiamą. Man kaip netikėta, atrodo. Nes jis yra daug spalvingesnis, jisai turi daug žaismės dažnai turi, o kad ir neturi.
o kas nenori suvaidinti blogietį gyvenime, aš negaliu būti bloga. Nepatogu būti bloga. Taip, aš negaliu, nepatogu, o scenoje aš turiu tokią galimybę būti labai bloga mergaitė. Tai mes paprastai tiesiog žaidžiam su tais vaidmenim, mėgaujamės. Turėjau tokių vaidmenų. Na gerai, o drama ar komedija? Kas lengviau, gal čia jau šiuo atveju dabar? Lengviau visada vaidinti dramą, tragediją, pravirkdyti žmogų lengviau, negu priversti jį juoktis. Beje, ne visi aktoriai gali vaidinti komedijose, tiesiog nėra taip paprasta. Tu turi turėti vis tiek va, tą humoro gyslelę ir taip, kad žiūrovas juoktųsi, bet labai malonu, kai salė juokiasi, reaguoja, bet kaip malonu, kada reaguoja, nesvarbu, verkia, nosinukus, šnirpšėsi nosį, šluostosi ašaras, dar ką nors. Tai yra bet kokia reakcija, jinai yra labai laukiama visada. Tada žinai, kaip mes sakom, mes tada nevaidinam į vatą, nes kitą kartą darai kažką ir nesupranti, girdi jie, supranta, jiems įdomu, ką daryti. Tas atgalinis ryšys visada yra. O jūs matote, pavyzdžiui, salę, balkoną, ar matot, ar tiesiog tai yra kažkokia tai, nežinau, siena, riba? Taip, mes turim 4 sieną, mes neturim matyti žiūrovo, negalim matyti, nes jeigu mes bendraujam arba vyksta kažkas, tai tenai nėra žmonių. Tai yra kambarys ar ne pilis, nesvarbu, bet kas miškas, ten nėra žmonių. Ar mes realiai kaip aktoriai matom, taip kartais, kada esi, sakykime, tolimesniam plane scenos ir yra apšvietimas, gali matyti pirmasias eilės, kartais, kai užsidega šviesa, be abejo, mes visus matom, bet reakcijas mes jaučiam visas. Mes suprantam, ar jum nuobodu, ar jūs norite išeiti, ar jum labai patinka, ar jūs išsilukštenat saldainį, ar jūs pakeliat nedaug dievę telefoną, ar mes visada girdim, kaip jūs tiesiog girdim, nes tada ir klausa yra įtempta labai stipriai. Tu visą laiką seki labai situaciją, laikas taigi suspaustas scenoje, iš tikrųjų, ką mes atliekam. Mes matom partnerius lauką ir mes jaučiam, nežinau, kokiais 7-17 jausmais žiūrovą. Tai yra iš ties taip yra. Na, Lina, jei trumpai galima, bet kaip jūs pati ruošiatės spektakliui naujam ir kur ieškote įkvėpimo? Nu, čia trumpai gal negalima, ko gero, čia irgi galėtumėm kalbėti, bet... To įkvėpimo nelaukiam niekada, nes jis gali ir neateiti, o darbą padaryti reikia. Tai stengiamės tiesiog dirbti. Taip kaip gama groti, taip mes darom etiudus, skaitom, kaip jau sakiau, ir darom tą vaidmenį. Dabar, kaip aš surenku medžiagą vaidmeniui, labai įvairiai, galiu įtvaikščiot, gali naktį man sapne pareiti kažkokia tai mintis, kažkoks jausmas, dar kažkas. Aš pradedu vaidmenį kartais nuo judesio, kartais jisai ateina vaidmens savijauta, dar kažkas, kas ir toliau eis nuo apsiautų batelių, nuo dar kažkokių tai dalykėlių, tai labai, tu išsibandai visokius variantus, kol tu randi kaip tą, sakykime, įeiti tikrai tą vaidmenį, į tą, taip kaip elgėsi tavo herojus. Iš tikrųjų, kaip princesė dariau, tai ten buvo ir karatistė, ir balerina, ir kas tik nori, kol mes priėjom to tokio, būtent to vaidmens stiliaus, kad galėtumėm sprendimo, kad aš galėčiau jį suvaidinti. O iš tikrųjų ir vaikštau, ir miške vaikštau, kitą kartą galvoju, ir renku medžiagą. Ir Audrai, jūs dabar žiūriu ir stebiu. Ir galbūt kažkokiam vaidmenį aš būtinai panaudosiu.
taip kaip elgiatės jūs, kaip jūs žiūrit, kaip jūs bendraujat, kokius sakinukus užsidėjus, kažkokia detalė vat, gali paskiau man užsifiksuoti ir išlysti reikiamą be momentą. abejo, tada, kada man reikia. Va taip ir padaro. Aš žinot, Lina, vat, prieš pokalbį jūs pasidalinot unikalia, tokia, man tai paslaptimi pasirodė, kad kaip aktorius stebi aplinką, kaip jisai vat, vertina ją ir vat, kad kiekviena ta detalė aplinkos, kasdienybės momento gali būti reikiamų momentų ištraukta ir panaudota vat, savo kūryboje, realizavime tų. Ir kaip aktorius vienas kitą atpažįsta, va čia irgi toksai, kaip jūs užsimenėt, kad ar ne? Pasakykite, tikrai, labai pasidalinkite. Tikrai, nes kada pamatai aktorių, bet kur, bet kada aš paprastai pažįstu, kad čia yra aktorius, arba dažniausiai pažįstu, net jo asmeniškai nepažindama. Mes kažkaip stebim aplinką, mes visada reaguojam, mes matyt nevalingai renkam tą informaciją. Ir taip, ir stebim žmonės. Jeigu mane kas nors seka, aš visada tai matysiu. Mes išmokstam turėti akis čia ir nugarai. Ir taip pakaušiai ir žinom, kad mus seka. Tas periferinis matymas yra pakankamai toks platus. Iš tikrųjų mes ir plus žinoma energetika yra. Pasižiūrėkit, kad aktoriai išeina po spektaklio, kad ir jau namo eina, jie suka didelė nešas energijos, tokį burbulą, nes jie yra prikaupę, tas adrenalinas, kuris gaunamas ypatingai dideliais kiekiais, jisai vis tiek veikia. Ir iš tų paprastų dalykų labai greitai pamatai, kad čia yra savas. Šios profesijos, ar ne tos pačios profesijos. Sesės ir broliai. Lina, ar vaidmenys jūs keičia? Taip, mes veikiam vieni kitus. Aš iš savęs darau vaidmenį ir vaidmuo keičia mane. Aš įgaunu patirties, aš jau pasimatuoju tas situacijas paprastai. Aš žinau, kaip pasielgčiau, tada galbūt man pasufleruoja kažkaip. Vis dėlto mūsų smegenis, mano kompiuteris, smegenyse jisai fiksuoja tuos dalykus. Kartais aš pasakau kažkokią frazę tokią ir pati pradedu juoktis, nes tai yra iš kažkokio buvusio vaidmens ar panašiai. Iš tikrųjų, tai labai veikia. Ir mes vaidmenis veikia, mes patys keičiamės, augam. Jeigu per keletą metų, sakykime, vaidinam tą patį vaidmenį, tai dažnai gyvenime mano daug kas pasikeičia. Patys įvairiausi dalykai, aš bręstu, aš augu, aš patirties daugėja. Ir į tą vaidmenį atsinešu tą didesnę patirtį ir sakau, kaip aš nepastebėjau šito dalyko, taigi jį va taip va turi daryti, arba tą turi daryti. Čia yra šitie dalykai, jie labai, taip, ta poveikis yra didelis. O Lina, ar dažnai būnate savimi? Nes dabar priimta sakyti, kad žmogus ir šiaip turi tas socialinės kaukės, ar ne visas, ir jam ir taip sunku išsilukštenti. Aktorius, ko gero, turi dar vieną savo profesinės, tas vaidmenis, tas kaukės. Tai ar dažnai ir ar pavyksta būti ta tikrąja savimi? Šiaip tai aš stengiuosi būti tikroji. Ir bent jau taip, kaip man atrodo, tai aš esu aš visada. Aš nemėgstu aktorių, kurie vaidina gatvėje, kurie demonstruoja arba kreipia į save dėmesį, man tas nepatinka. Aš turiu savo profesiją, aš ją gerbiu, aš noriu vaidinti scenai. Aš nelabai mėgstu vakarėlių, švenčių, kuriuose reikia kažką vaidinti, nes man įsijungia profesiniai dalykai, aš tiesiog noriu būti savim, pailsėti. O žinot, aš kažkaip tai vis dėlto tokios priejau išvados, kad akademiją, kada baigiam, mes mokėmės nevaidinti, o mes mokėmės būtent nevaidinti. Vaidinti mes išmokstam, amatą įgyjam, bet mes turim ir tame būti organiški. Vadinasi, reikia maksimaliai siekti to organiškumo, tai yra nevaidinti. tą vaidmenį, būti jame, veikti, būti tuo personažu, bet nevaidinti, nestebėti iš savęs iš šalies. Tai yra profesijos dalis. Ko gero, čia aukščiausias jau pilotažas, ar ne? Vaidinti natūraliai, liaudiškai, dar ir taip galima pasakyti. Taip, būtent taip, yra... būtent taip. Jeigu aš labai susikaupsiu, aš galiu apgauti kažką tai gyvenime, jeigu aš norėsiu,
nes aš įeisiu į kažkokį socialinį vaidmenį, ar ne, ir aš apgausiu, visi patikės, kad aš esu tas, nes man profesija tą leidžia. O kaukės mes iš tikrųjų dedamės ir nešiojamės visada. Ir vis tiek, kur tu eitum, tavo apranga, ką tu transliuoji, tavo elgesio logika, tavo nuotaika, tavo dar kažkas vis tiek jau yra atitinkamas socialinis vaidmuo arba mano kaukė. Aš užsidėjau, dabar aš užsidėjau šitos gražius sakinius, aš esu, sakykime, žmogus kalbinantis pašnekovą, ar ne? Aš nusėmiau akinius ir toliau aš esu vėl, kas tik tai noriu, ar kaip noriu, elgiuosi galbūt šiek tiek kitaip, negu elgiamės mes dabar. Lina, svajonių vaidmuo, ar turėjote, o gal dar ateityje? Aš turėjau daug svajonių vaidmenų, kai kurie išsipildė, kai kurie ne, bet nedaug jų išsipildė, bet aš paskiau supratau tokį dalyką labai įdomų, kad tas svajones, kokį vaidmenį norėčiau suvaidinti, aš galiu įdėti į tuos vaidmenis, kuriuos aš gaunu. Nes ta pati Džiuljeta gali būti, nežinau, princesė, mano princesė, ar dar kažkokia tai dramatiškas vaidmuo gali būti visai kitoj, sakykime, kitam mano personaže. Tai šitie dalykai aš juos tiesiog patalpinau. O be abejo, kad aš visada laukiu ir visi aktoriai visada laukia kažko tokio ypatingo, kažko dar nežinomo, dar nepatirto, dar naujo ir tikrai nuostabaus vaidmens. Lina, mūsų pokalbis artėja visiškai į pabaigą ir turiu dar porą klausimų, kuriuos labai noriu užduoti jums. Tai ar aktorius scenoje turi amžių? Dažniausiai ne. Nes mes galim vaidinti viską. Aš 40 metų vaidinau 11-okę, 50 aš vaidinau 80 metę, Nijolė Mirančikaitė dabar vaidina garbaus amžiaus būdama aktorė 5 metę ir panašiai. Mes amžiaus neturim. Tai čia yra labai gera žinia aktorystėje, ar ne, kad irgi gali pasijausti visaip. Tai yra profesijos mūsų dalis. Taip. Na, Lina, kaip jums asmeniškai jūsų gyvenime yra svarbus antros pusės palaikymas? Ačiū už tą klausimą. Jis tikrai yra labai svarbus. Visiems svarbu, kad palaikytų, ar ne, bet mūsų antrosios pusės yra ir psichologai, ir kada reikia kažkur pametėti, pavežti ir salotas padaryti, jeigu mes grįžtam, sakykime, pavargę ir kada neturim jėgų. Bet man labai pasisekė. Mano antroji pusė, Ričardas Garbačiauskas, yra dailininkas, mes abu menininkai, jis turi parodų atidarymus, kada jam taip pat yra premjeros, kada gimdymai tam tikri, ar ne? Taip, absoliučiai. Tada aš visą esybę, kiek tai galėdama, gelbėju jam, padedu, patarnauju, o kada jau mano ateina diena, sakykime, ir man tai svarbu, jis visada, aš galiu pasikalbėti, jis ir kritikas, ir palaikytojas, ir godėjas, ko gero, be abejonės. Labai dažnai taip. Ir dėl to esu labai laiminga. Na ir Lina, mūsų laidos pabaigai norėčiau jūsų paprašyti pasidalinti top 3 patarimais, galbūt įvardinčiau kaip prioritetus moterims, kurios nori gyventi tą atvirą ir tą tokį, savirealizacijos kupiną, laimingą gyvenimą savo amžiuje, taip galima pasakyti. Nepamirškit svajoti, bet jauskit realią situaciją, realybę. Neturėkit per didelių lūkesčių ir sunkiai dirbkit. Pabaiga labai netikėta. O kur čia yra ta prasmė sunkiai dirbti? Kada tu dirbsi, o nelauksi mūzos nusileidžiančios ant peties, tai tu ir padarysi, tu ir pagausi tą savo svajonę. Tai ir įvyks, ko tu labai nori. Nes niekas iš niekur neatsiranda. Aš tikiu tuo, kad viskas yra padaroma, užtarnaujama, dažnai moterim nelengvu darbu. Lina, esu nepaprastai dėkinga jums už laiką, kurią skyrėte mūsų pokalbiui ir už visą tą pokalbį,
kuris, man atrodo, truputėlį praskleidė tą teatro magijos užuolaidą. Ir aš jums turiu dovaną nuo mūsų laidos Moterims 45+ generalinio rėmėjo Adiada. Tai yra kolagenas su vitaminu C. Tai yra ir sveikatai, ir grožiui, ir gerai savijautai. Ir dar, kadangi jūs palinkėjime paminėjote sunkų darbą, tai čia tikrai, kad tas darbas eitųsi kur kas lengviau, optimistiškiau ir būtų produktyvesnis. Tai ačiū labai už kvietimą, ačiū labai už dovaną. Tikiuosi labai naudinga, dėkoju labai. Čia kaip tik pavasariui, kad būtumėt stipresnė ir švitėtumėte. Dėkui, labai malonu. Labai tikiuosi, kad mano ir Linos pokalbis šiek tiek praskleidė teatro magijos užuolaidą. Na, o pokalbį noriu užbaigti režisieriaus Oskaro Koršunovo žodžiais. Gyvename mokslo amžiuje, bet teatro magija vis dar užburia realybę. Leiskime, kad tai įvyktų. Laidos generalinis rėmėjas Maisto papildai Adiada.